Netgi tokiam pagarsėjusiam nusišnekėjimų meistrui kaip Džordžas Bušas ši kalba buvo išskirtinė. Jau pirmojų sakinių jis supainiojo forumą, į kurį atvyko Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių APEC su naftą eksportuojančių valstybių OPEC. O mėgindamas pataisyti padėtį, suklydo užsimindamas, kad Australija priklauso ir OPEC. Pone premjere, dėkoju už jūsų įžangą, už tokį gerą šeimininkavimą OPEC susitikimui. Dėkoju. APEC susitikimui, atsiprašau, į OPEC susitikimą jis mane pakvietė kitais metais. Vėliau Jungtinių valstijų vadovas dar supainios likusios ištikimiausios sąjungininkės Irake Australijos pajėgas su jokių kareivių ten neturinčios Austrijos, o baigęs kalbą išeiti pasirinks ne tą pakylos pusę, bet prieš tai, kalbėdamas apie demokratijos raidą, greta Azijos diktatūrų paminėsi Rusiją. Ir toliau dirbsime su tokiomis šalimis kaip Rusija, kad mūsų bendri interesai žengtų į priekį, kartu skatindami Rusijos lyderius gerbti valdžios apribojimus, kurie būtini demokratijai. Dėl to ar ne, bet po netrukus surengtų dėrybų su Bušu, Rusijos prezidentas netrodė labai patenkintas. Iš trumpų abiejų pasisakymų apie konstruktyves, atviras ir nuoširdžias dėrybas nepaaiškėjo nieko nauja dėl svarbiausių nesutarimų. Pirmiausia, Jungtinių valstijų priešraketinės gynybos bazių statybos Lenkijoje ir Čekijoje. Pastebėjome, kad mūsų ekspertai artimiausių metų vėl turėtų susitikti ir nuvykti į Azerbaidžano radarą Gabaloje. Konstatuojame, kad bendro darbo procesas šia kryptimi tęsiasi. Naudoti Gabalos radarą Putinas Bušui pasiūlė prieš 3 mėnesius, bet Pentagonas tikina, kad jis negalėtų nukreipti raketų naikintojų priešo raketų link, todėl gali tik papildyti sistemą. Maskva sako, kad pasiūlymas galioja tik kaip alternatyva bazėms Europoje, o ne kaip jų papildymas. Kitos savaitės ekspertų susitikimas Baku irgi nebe naujiena, Rusija jį anonsavo seniau. Tai kas naujo paaiškėjo, tai kad šis susitikimas dar ne paskutinis. Sutarėme, kad pažvejosime ne tik Jungtinėse valstijose, bet ir kur nors Sibiro upėse. Tiesa, neaišku, ar Putinas kviečiasi Bušą dar prieš pavasarį baigdamas kadenciją ar po to.